Šiame vaizdo įraše kalba eis ne apie šiuolaikinį šio ginklo kūrimą, o apie tikrą plazminį ginklą, kuris naudojamas jau daug tūkstančių metų. Šiuos ginklus iš tikrųjų turi kai kurie Žemės kontrolės sistemos valdymo objektai, vadinamieji NSO. Pavyzdžiui, Alpių kontrolės komplekso 440 objektas. Internete yra vaizdo įrašų, kuriuose matomi plazmos srautai iš NSO. Plazmos srautas taip pat gali būti naudojamas dideliems informacijos kiekiams perduoti. Tačiau šiandien ne apie tai. Interneto erdvėje gausu apmąstymų, straipsnių ir vaizdo įrašų. Atominio ginklo panaudojimo senovėje tema, kur pateikiami pavyzdžiui miestų ir tokių bombardavimų rezultatai. Galima ir toliau sėkmingai fantazuoti šią temą, tačiau senovėje mūsų planetos gyventojai neturėjo jokio supratimo apie atominį ginklą. Jiems tai per žemas techninio tobulumo lygis. NSO plazminiu ginklu intervencinė valdymo sistema Ebrų civilizacijos iš Didžiojo Grįžulo žvaigždyno buvo įvykdyta daug nelaimių ir nusikaltimų mūsų planetoje. Užtenka pasakyti, kad jų naudojimo rezultatas yra visos Žemės dykumos. Tik didžiųjų dykumų Žemėje yra ne mažiau kaip 30. Tai tos vietos, kuriuose senovėje buvo dideli miestai ir aukšto išsivystymo lygio civilizacijos. Jų vietoje randama smėlio lydyto akmens struktūrų ir stikliškų darinių bei daug kitų dalykų. O tai rodo aukštą radiacijos lygį ir didžiulę temperatūrą šių dykumų atsiradimo zonoje. Plazminis ginklas gali smėliu paversti viską, kas pasitaiko jų kelyje, iki 50 metrų gylio. Su jo pagalba buvo pastatyta daugybė požeminių tunelių įvairiuose lygiuose. NSO energijos elementas yra tritis, kurį išgauna NSO generatoriai iš vandens. Pavyzdžiui, pasak fizikos profesoriaus Aleksandro Khatibovo, prieš pastatant atskirą valdymo sistemą būsimiems Kinijos gyventojams, toje planetos vietoje, kur dabar yra Gobijo dykuma, 5 metai iki 327 metų mūsų eros buvo sunaikinta visa šio regiono populiacija. Apie 20 milijonų žmonių. Kai kurios Alpių kontrolės komplekso objekto 440 techninės charakteristikos. Objektas turi 3 sistemos generatorius – elektrinį, gravitacinį, magnetinį impulsų formuotoją. Lazerinės sistemos veikimo nuotolis priklauso nuo aukščio. 2000 metrų aukštyje buvo galima sunaikinti tik iki 50 metrų gylio. Objekto patalpinimo gylis Žemėje yra 4350 metrų. Pakilimo aukštis nuo Žemės paviršiaus nuo 4800 iki 12400 metrų. Skrydžio nuotolis 8500 km. Viduje 6 lazeriniai įrenginiai, įgula 12 biostruktūrų, kompiuterių, skaičius 12. Skaičiavimų apdorojimo greitis 124 THz. Informacijos saugojimo būdas optinis. Atminties talpa vieno kompiuterio skaičiavimo mašinos 484 teradavidai. Yra 336 vertėjai iš Žemės kalbų. Informacijos mainai su valdymo sistema vyko rusų kalba. Daugiau galite sužinoti iš Fiodoro Dmitrijevičiaus Škrudnevo monografijos Tikrovės rekonstrukcija. Laukime jūsų klausimų komentaruose. Toliau tęsinyje.